Sveiki visi, trumpa fizikos paskaita žiūrovai. Tai bus neįprastas epizodas, labiau kaip žinia, naujiena, kurią manau, kad būtina tiesiog pasidalinti, nes tai yra istorinis įvykis Lietuvos fotonikos pramoniai ir taip pat visai kvantinių technologijų bendruomeniai. Ir tai įvyko prieš pat Jonines, birželio 23 dieną 2025 metais. Taigi, birželio 23 dieną į kosmosą pakilo palydovas su pirmuoju kvantiniu kompiuteriu, sukurtas Vienos universitete ir Lietuvoje pagamintų lazerių. Tai yra reikšmingas žingsnis tiek Austrijai, tiek Lietuvai prisidedant prie kvantinių technologijų ateities. Šią misiją organizavo Vienos universitetas, jos tikslas yra kvantinės komunikacijos eksperimentas žemojoje Žemės orbitoje. Tai svarbus etapas siekiant patikrinti kvantinės įrangos patikimumą kosminiam kontekste ir jos pritaikomumą būsimiems kvantiniams tinklams kurti. Taigi kvantinio kompiuterio kosmose pagrindinis privalumas yra galimybė vykdyti vadinamąjį kraštinį skaičiavimą. Tai yra tas edge computing, kai duomenys yra apdorojami tiesiogiai palydove. Tai leidžia sutaupyti energijos ir laiko. Vietoj didelių duomenų kiekių perdavimo iškart pateikiami yra analizės rezultatai. Pavyzdžiui, realių laikų aptikus miško gaisrą yra siunčiamas tikslus įspėjimas. Be to, kvantiniai kompiuteriai yra ženkliai efektyvesni energijos atžvilgiu. Naudojant optinės sistemas, matematinius veiksmus galima atlikti išnaudojant interferencijos ir difrakcijos fiziką. Tokie procesai kaip Fourier transformacija ar konvolucija kvantiniu būdu yra vykdomi gerokai našiau nei klasikiniais kompiuteriais. Itin svarbu, kad Vienos universiteto mokslininkų sukurta kvantinė sistema yra moduliari ir pritaikoma būsimiems eksperimentams ir misijoms. Ši misija leis išbandyti kvantinės įrangos veikimą ir patikimumą ekstremaliomis sąlygomis. Kiek patikima ji išlieka ir kiek funkcionali, kuomet jį veikia atšiaurioje kosmoso aplinkoje. Taigi, koks yra Lietuvos indėlis? Tai yra lazeris, pirmasis lazeris, kuris pasiekė kosmosą, istorinis įvykis. Svarbę šios misijos dalį sudaro 405 nanometrų Matchbox serijos lazeris, kuris yra sukurtas ir pagamintas Lietuvoje, Integrated Optics įmonėje. Tai yra itin kompaktiški, stabilus ir preciziški lazeriai, kurie jau seniai naudojami pažangiausiose taikymuose Žemėje, o dabar ir kosmose. Apie Integrated Optics lazerius Vienos universiteto mokslininkai pirmą kartą sužinojo per kitą kvantinę misiją, kuri buvo atlikta tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Singapūro, kurios metu nepriklausomi mokslininkai testavo standartinį Matchbox modelį ir įvertino jį kaip ypač stabilų ir tinkamą kvantiniams eksperimentams atlikti. Kaip sako Integrated Optics CEO Evaldas pabrėža, būtent šiai kvantiniai misijai buvo sukurta speciali lazerių versija kompozitiniam korpuse, kuri leidžia išplėsti darbinį temperatūrinį diapazoną ir išlaikyti siaurą spektro liniją net sudėtingomis kosmoso sąlygomis. Atliekant pasiruošimo darbus, daugybę matavimo atliko ir patys lietuviai. Tai buvo glaudus mokslinis technologinis bendradarbiavimas, kuriame atsiskleidė mūsų mikrooptikos litavimo technologijos potencialas. Ši technologija yra ne tik patikimesnė nei tradiciniai klijavimo metodai, bet ir pakankamai lanksti, kad būtų galima įgyvendinti sudėtingus lazerių dizainus, kurie būtų pritaikyti kosmosui. Taigi šis pasiekimas tai reikšmingas Lietuvos fotonikos sektoriaus brandos įrodymas. Tos inovacijos jau dabar prisideda prie tarptautinių kvantinių programų sėkmės ir rodo, kad Lietuva gali būti aktyvi ir konkurencinga pasauliniai kvantinių technologijų ekosistemai. Sveikinu visą komandą Integrated Optics, sveikinu jos CEO Evaldą pabrėžą, sveikinimai Vienos universiteto mokslininkams, visiems partneriams, prisidėjusiems prie šio žingsnio į ateitį. Tegul Baltijos šalyse kuriamos technologijos ir toliau formuoja kvantinių, kosminių ir fotonikos inovacijų kryptį. Šiam kartui tiek, iki kito susitikimo su trumpa fizikos paskaita.